Yra penktadienio rytas. Šiandien laukia viena ekonominė užduotis, kur skristi reikės į vieną pusę, kaip vakar pasakojau, kiek įmanoma toliau į rytus ir paskui grįžti. Tai reiškia, bus tolimiausias taškas skaičiuojamas. Debesis yra žemi. Dabar rytis irgi išėjo į debesis pasižiūrėti. Ir tai yra blogai, nes įskrendant pavėjui į ten, aš bent jau norėjau skristi kiek įmanoma aukščiau, ten yra stipresnis vėjas, jis daugiau tada padeda. O atgal skristi jau pažemė, bet panašu, kad teks laukti, kol tie debesis biškai išsisklaidys, o tai bus jau po 12 valandos, o po pietų vėjas stiprės. Tai reiškia, reikės daugiau kūro prieš vėją parskridinėti. Tai nežinau, reikės pergalvoti strategiją. Jo, esu dabar čia karantino zonai. Visi, kaip matot, čekai jau pasišildė savo motorus, apsiviniavo ir jau išsipylė kūro. Ir dabar jau porom visi poruojasi ir viens kitam tikrina bakus. Va, žiūrėkit, kaip apsiklijuoja. Paprastai, su kažkokiu skuduru. Jo, tai debesis yra žemi. Bet lauksim, turbūt kol biškai prasisklaidys. Čia yra vieta, kur visi susiporuoja, maršalai prižiūri. Visi ateina čia poromis, vat kaip šitie, pavyzdžiui, du kolegos. Ateina, pasiema viens kito kanistrus, nueina prie vienos skraidyklės, įpila užplomboja ir prie kitos. Daug tokio smagaus veiksmo, visi būriuojasi, pilasi. Dėl strategijų norėjau papasakoti, kiek pašnekėjau, čia visai skirtingai. Aš, pavyzdžiui, pasiskaičiavau tiksliai, kiek man reikia kūro pakilimui, nuskridimui iki starting pointo, kuris bus kažkur ten anoj pusėj, ir paskui grįžimui į tą pačią tiesę kaip aerodromas, į kur man reikės grįžti, tai kad gaučiau dvi tiesės į vieną ir į kitą pusę lygias ir tada pasiskaičiuoju prieš vėją pavėjui, žinant vėją. O kiti skaičiuoja ant žemėlapio nuo aerodromo, nusipiešia tokias lankais tokias kreives. Tai, pavyzdžiui, viena yra ten 3 litrai, kita 4 litrai, kita 5 litrai. Kad žinotų ties kuria vieta, kiek jam turi dar būti likę kūro, kad jis jau turėtų grįžti ir pagal tai orientuosis. Kiti skrendant skaičiuoja savo vėją, ten pagal savo greitį, atsiprašau, savo realų greitį ant žemės atsimatuoja. Hello! Ant žemės atsimatuoja savo greitį, reiškia realybė jau, kai skrenda ir prieš vėją ir pavėjui. Ir jau tai pagal formulę vietoj skrendant vis perskaičiuoja, kiek jam iš tikrųjų ten lieka. Nes mano variantas labiau toks teorinis, aš įsivertinu vėją ir skrendu, koks tas vėjas bus. Toks ir bus, jau nieko nebekeičiu, jau ten pagal faktą nebent pasižymėjęs, kiek aš turėčiau kurioje vietoje, kiek kūro turėti. O kiti skaičiuoja pagal realybę, eigoje, reiškia, su gyvais duomenimis. Tai va taip. Va taip atrodo maniškis, dar nuo sparnų neskubu nuimti, kad saulė nekepintų, vis tiek čia dar kilimas bus tik tai kokia 11-12 valandą. Tai va taip. Žiūrėkit, ką tik parašė, kad šitą skraidyklę parduodama, kas nori, 24 000. Bet aš ne tai norėjau pasakyti, žiūrėkit, kaip antram, kaip navigatoriui yra lenta tokia padaryta. Čia priekyje. Nes realiai su vieta tai tikrai yra sudėtinga. Matot, šiaip yra tuščia. Yra piloto sėdynė priekyje. Ir va čia, kur šalmas guli, čia yra navigatoriaus sėdynė. Tai čia tos vietos iki nugaros labai mažai. O turi tilpti žemėlapis, nuotraukos. Tai va, sukasi kas kaip gali. Nu va, atidėjo startus dėl žemų debesų. Žemas debesų padas vis dar tebėra. Tai vietoj 10:30 iki 11:30 ir netgi iki 12 atidėjo. Žemėlapį esam pasiruošę, aš savo 2 variantus jau nusipiešiau. Tai sėdim, valgom toliau šokoladą, kad smegenys veiktų ir laukiam startų. Iki 1 atidėjo. Jau iki 1 atidėjo. Tai reiškia, vėjas dar stiprės. Ką galvoji, Ryti, kokią strategiją, ką čia perskaičiuosi ar ką darysi? Blogai. Skaičiuosiu su nauju vėju. Su nauju vėju skaičiuosi. Ok, turim laiko. Ką dabar?
Štai vaizdelis iš stovyklos, ruošiamės paskutiniai užduočiai. Maksimai, papasako, kokia tavo taktika ir kas per užduotis bus. Vakar atsidėjau, priskaičiavau, šiandien dar priskaičiavau labai daug visokių. Užduotis, aš jau gal pasakau kitose video, skristi vieną pusę, kiek įmanoma toliau ir apsisukti ir grįžti, ir kad užtektų tų 5,5 kg kūro. Tai orai, kadangi keičiasi, startą vis atideda, jau nuo pietų turi vėjas labai stiprus būti. Tai ir skaičiuojam visokius variantus. Vieni skaičiuos pagal gyvus duomenis, skrisdami jau matuos savo realų greitį ir tada skaičiuos apsisukimo tašką. Aš tą pasidariau ant žemėlapio, iš karto pasiskaičiavau kelis vėjų variantus ir susigradavau prie kiekvieno varianto. Realiai čia pas mane yra pakilimas, apsisukimas ir paskui tokia strėlė pirmyn atgal. Tai esu susigradavęs ties kuria vieta, ties kiekvieno vėjo stiprumo, kiek aš turiu turėti kūro. Tai jeigu aš matysiu, kad pas mane lieka ten 3,5 anksčiau, aš matysiu, tada vadovaujuosi vieną skalę. Jeigu matysiu, kad vėliau, tada apsisuksiu anksčiau. Ir realiai esu pasiskaičiavęs, kad 1 metro per sekundę vėjo stiprumo skirtumas man prideda tik tais arba atima 300 metrų tik tais ant žemėlapio. Tai labai nedaug, tai aš ten truputį anksčiau suksiu, truputį vėliau pagal savo tą susigradavimą. O kaip šiaip bendri rezultatai visų varžybų? Kaip nuojauta, kužda? Man atrodo, kažkokį medalį turėsim. Žiūrėsim dar kokį, bet aš manau bus gerai. Nes paskutinių 2 užduočių dar rezultatų, kaip yra paskelbti rezultatai, jie tokie neblogi, bet nėra jie įtraukti į bendrą tokį sąrašą, kur viskas būtų visi susumuoti nuo varžybų pradžių. Tai man atrodo bus normaliai, nes ten vis tiek vieniem geriau pasiseka, kiti, kurie buvo lentelės pradžioj, jie ten iššoko į viršų. Tai jie, savo lentelės aukščiau biškai pakils, bet manęs neperlips. Tai aš manau, normaliai. Supratau. Gerai, ačiū už informaciją. Gerai, kad pasitikrinau. Pasirodo dar vieną zoną, užpaišė sklandytuvų zoną. Tai būčiau prisidirbęs. Šiandien paskutinė užduotis, jau laukiam prie karantino, yra dabar be 5, man atrodo, 1. Maršalai pasiruošę, pilotai pasiruošę, mes irgi atvažiavę pasiruošę, visi laukiam gyvoje eilėje. Mes norim startuoti kuo greičiau, kol vėjas nėra per daug stiprus, nors debesis tokie jau išsproginėja, jau termikų yra, o čia biškai tokių debesų keliukų jau darosi. Bet suktis mes nesisuksim, mes tik tai skrisim pro tokius debesis, kad biškai pasikelt ir kiek įmanoma tiesiai ir paskui pažemėm atgal. Mes jau beveik priėjom eilę, o čia Rytis stovi laukia su paspirtuku, ukrainiečiai. Ir žiūrėkit kokia eilė didžiulė. Visi nori kuo greičiau išskristi, nes vėjas stiprėja. Tai mes gerai padarėm, kad anksčiau atvažiavo. Įplėšiau, bet nieko, sakė, okei. Tai gerai, kaip paskaičiavau, tai praktiškai taip ir buvo, vėjas stiprėja, tai ten dar kokį, nežinau, 100 metrų dar taip čiūčiut daugiau, taip aplink tokį žeriuką dar aplinkiau, bet jau grįždamas tai pasigailėjau, galvoju, gal nereikėjo, jau taip žiūriu į tą baką, mažėja, ir nes vėjas jau grįžtant stiprėja, aš jau palei medžius ten jau ten koks miškelis, jau kokie antvėjai bandau, ten jau kabinuosi. Ir pačioj pabaigoje reikėjo prieš leidžiantis pagal procedūrą į 1300 išlipti. Ir tai prieš vėją, taip duodi to gazą, jis mažėja, ir paskui į paskutinį ratą jau 3., 4. posūkiai, prieš mane lėktuvėlis kažkoks leidžiasi, aš taip, yra atstumas, jisai prieš mane, aš po jo, ir sepist variklį išsijungė, nusileido ir sustojo, Aš kur man dabar dėti, vėl per gazą, dar vieną ratą, nedidelį tokį, bet padariau ratą, kol tą ratą apėjau, jisai jau ten pasitraukė, bet toks, mano benzas dega. O tai 1300 čia nuo žemės, nuo jūros? Nuo žemės pėdų. 1300 pėdų. Tikrai? Reikia įeiti, taip, pagal čia vietinės taisyklės, kad pradėtum žemėtis pagal procedūrą. Nes yra logeriai, jie ten viską fiksuoja, kad nebūtų, kad nepasiskustų kas nors. O, tai žodžiu. Tu žiūrėjau, kiek benzo prasivežiai? 130 gramų. Virš. Gerai, kad nereikėjo į kanistrą spjaudyti. Ir gavau saldainį. Jo, ir dupiam lipduką. Antrą. O tai į deką tupimas buvo? Ne, čia už vakar deką. Nors gal čia dar senesnė. Čia turi būti dar 3. dupiam lipdukas.
Tai 2 jau užsiklijavau, dar lauksim 3. Nu, šaunuolis. Nu, jėga. If you get the 3 stickers, you get an extra beer. Yeah? Sorry? I don't think you do. Oficialios užduotis baigėsi. Dabar jau paskelbė Free Flying Time. Tai vat jau šiaip per visas varžybas jokio free flyingo nebuvo. Tai dabar pirmą kartą, kai viskas baigėsi, dabar galima jau skraidyti. Ne ratais, bet žodžiu kažkur čia aplinkui pasižvalgyti. Tai vat Rytis jau skrenda su ispanu, su Jago, su čekišku lėktuvėliu Fantasy Air Allegro. Ką tik paskraidino mane su šito lėktuvėliu, super, labai įdomiai. Reikia ir rankom, ir kojom dirbti, ir su galva, visai kitaip negu su sklandytuvu. Čia yra vat ispanas Jago, kuris pats turi skraidimo mokyklą. Thank you, Jago. Žiūrėkit, Indas sparną pametė. Jo. Taigi galiu trumpai papasakoti apie šitą autožyrą. Labai greitai čia susipakavo ispanai, užsidėjo ant priekabos, užsitvirtino mentės, sako, turi būti biškai palaidas, nieko čia tvirtinti nereikia, vamzdį pam įdėjo, tinkšt. Dėl šitos užvedimo sistemos, sako, labai jinai jautri, sako, vat, visą tą mazgą, dėl to įsukimo prie rotation. Sako, kiekvieną vat, iš tų dalių jie turi dabar atsarginę su savim. Ir dėl ko, pavyzdžiui, jie neskrenda tiesiai namo, dėl to, kad bet kuriam aerodrome nusileidus, kai reikia vėl išsukti ir iš naujo, gali kažkas sugesti ir tų dalių tada reikia užsakinėti. Tai reikia kažkaip jas vežti su savim. Tai žodžiu, brangus malonumas. O esmė čia šitos sistemos tai tokia, kad šitas variklis čia sukasi, suka šitą sraigtą visą laiką. Ir ten yra tokia kaip sankaba. Ir ant šito jinai yra ne rankinė tokia, o automatinė. Paspaudi mygtuką, jinai automatiškai susijungia. Ta sankaba sujungia diržą, kuris suka tokį vėlenėlį, kuris eina ten į viršų. O ten pačiam viršui, galais parodyti, pačiam viršui ten yra dantračiai, kurie susijungia. O, matot, yra didelis dantratis ir yra mažiukas. Tai va tas mažiukas jis pakyla į viršų, susijungia su didžiuoju. Tai problema, sakė, būna tose skraidimo mokyklose. Labai sunku atitaikyti variklio tinkamas apsukas, kad ten susijungtų švelniai ir pradėtų sukti, nes jeigu variklio apsukos yra per mažas, variklis gęsta. Jeigu jos yra per didelės, ten yra didžiulė apkrova ir lūžta tie dantračiai. Tai, žodžiu, jautrus toksai aparatas, gražus, bet, nežinau, mane asmeniškai skristi su tokiu skraidyti kaip hobis, netraukia jisai toks. Ir vibracijos yra, ir brangus yra. Parašyta take off iki 10 metrų, landing 20 metrų. 160 horsepower, ryja tarp kitko belė kiek.
benzo jie ten nespėja pilti autožyrus. Ir ekonominiai rungty jie gauna daugiau, ten ar 11, man atrodo, kilogramų. Tai toks įdomus aparatas. Ai, dar va, tai įdomus dalykas. Jie sako, pas juos ant maikių buvo parašyta, kad būtent va toks autožyras, jisai vienintelis pasaulyje gali kilti iš sraigtasparnių pakilimo aikštelės. Pasižiūrėkit, kaip čia gražiai padaryta. Toks iškandimas. Ir visai kitoks vaizdas tų gaubtų. Tokie kaip betmeniški. Tai žodžiu, tai paklausiau, kas ten kaip, sako, jo, vienintelis va, toks, ne konkrečiai šitas, bet toks yra padarytas, šiek tiek patobulintas ten šitas mechanizmas, tos mentės ten padaryta, kad galėtų sukinėtis ir jis irgi išsisuka ir kai paspaudžia mygtuką, tos mentės, žodžiu, susisuka, duoda staigų tokį pakilimą į viršų, jisai per kelias metrus pakyla į viršų ir tada, aišku, duodi gazą, jisai stumia jį į priekį ir išskrenda, bet tiesiog toksai iššokimas iš vietos gaunasi. Jis negali kabėti vietoje, bet iššoka ir staigiai lekia į priekį. Toks vat irgi įdomus, bet ten sakė, dar viskas sudėtingiau, ta sistema dar tokia jautresnė, delikatesnė. Tai kol kas vienintelis toks pasaulyje pagamintas ir dėl to į produkciją neina. Tai va tiek žinių apie autožyrą. Taip, penktadienio vakaras, paskutinė užduotis šiandien įveikta. Paskutinės užduoties rezultatai, aišku, ten tokie, aš ten 5, bet nelabai galėjau konkuruoti su kitais ekonomiškais varikliais, tai padariau maksimum, kiek ten galiu, ten 130 gramų parsivežiau. Tai kas yra labai mažai, tai vos ant ribos, žodžiu, tai padariau maksimumą. Rezultatai preliminarūs jau yra, aš ten su dideliu atotrukiu esu pirmoje vietoje, jeigu nebus complaints skundų, tai va rytoj kažkur tais ryte jau, man atrodo, turėtų būti ir galutiniai rezultatai. O kol kas šiandien turiu va tokį voucherį gėrimams ir kadangi 3 užduotis tupimo į deką padariau po 2,50, tai yra dar vienas papildomas gėrimas. Einam juos naudoti. Jo, o čia prie pagrindinės palapinės, čia vat visi savo voucherius naudoja. Žiūrėkit, koks įdomus aparatas, toksai su labai ilga nosim. Sėdėsena tokia, čia lempos nelabai čia matosi, bet čia taip kaip Artūrui siūliau po stiklu, matai, ir šviečia į priekį. Kojos lieka čia priekyje, jos kaip ir atviros, o čia yra visi prietaisai. Visai gal patogu. Jo, šiandien yra po paskutinės užduoties, turėtų būti tokių smagių prizų įteikimo ceremonija. Tai žmonių susirinko nemažai. So, the second furthest flown was a momentous flight, and this was competitor 308. Where is competitor 308? Don't be shy. Are they here? It is no coincidence that these furthest flights took place on the return back from Preston Capes. And I flew back from... He has a girlfriend there. Sorry? He has a girlfriend there. I am so surprised. Shush, Peter! I flew back from Preston Capes direct, and it took me 25 minutes. Okay? The task obviously had a few decisions and a circle, and a number of you fell off the circle at the bottom. Relatively short task, 110 kilometers. Bob maxed it out at 193. Flew 173 kilometers. That was just around the cog, but in quite a slow machine, and they were in the air for 2 hours and 38 minutes. And that's an achievement, so that is Lisson in 104. Where's Lisson?
good. This is even better. And if you would like to have some entertainment later, if you go to the infamous website and find the track and look for the competitor that I will tell you now. The competitor number is 114. 114. Wait, stay there, all right? Because by the nature of your flight, it will take you at least 3 hours to get here. Now, Bob did 193 kilometers, and it's an interesting track, but this gentleman's track was just sheer endurance, bloody-mindedness, determination, and, well, didn't go anywhere near the track. Well, maybe towards the end. And it was 210 kilometers. A Sky Demon subscription for a year to avoid a 2 hour 29 minute flight, 193 and a 2 hour 28 minute flight. Big congratulations!